Gerai, tai ką, tai pakalbėkime apie mirtį. Ir juokas iš karto. Tai turim rudenį. Mes mirtį turim švęst ar minėt, kaip tu galvoji? Čia geras klausimas, nes mano vyras meksikietis ir jie švenčia. Mes minim, tai būna visada mūsų tas ginčas šeimoje tarp mūsų, kaip reikia. Ir buvom per vėlinas nuvažiavę ant kapų ir vienoje vietoje jis užniunavo ir aš taip, ką tu čia darai? A, ne? Ir jisai, bet tai kodėl ne? Ir toks visada būna kultūriniai skirtumai, kur, nežinau, negaliu pasakyti. Tikriausiai mes daugiau minim, bent jau. Iš mano Sutarėt, ta prasme, turiu omeny, ar nėra taip, kad pusdienį darote šventimo kažkokius tai ritualus, kitą pusdienį ramiai savo? Ne, man rodos, jis labai lietuvišką kultūrą įsivirmo. Pas mus šeimoj būdavo, kad mes ten visus kapus, kuriuos turim, aplankom visą šeimą kartu ir tada važiuojam pas mamą valgyti cepelinų. Ir kažkaip prie tos tradicijos priprato ir šiemet buvo mūsų kitokie, kur mes atsiskyrėm nuo šeimos ir buvom daugiau dviese ėjom. Tai gal ir tas buvo pirmi metai, kur kitą dieną jaučiausi labai keistai, nes nebuvo to tokio visiškai šeimyninio susibūrimo, kur ten šali visi ir atrodo uždegsi tą žvakutę greičiau, bet dar vis vien visi dar ant kito kapo, dar ant kito. Aš žinok, jaučiau šiais metais tokį kaip mini maratoną, apibėgti kuo daugiau kapelių ir kuo daugiau pridegti žvakučių toksai. Tai man čia ir tokius labai dviprasmiški jausmai. Bet mes šiandien ne apie vėlines, apie kūrybą. Kodėl kuri? Dar vienas lengvas klausimas iš karto. Šitą atsakysiu. Tai tikriausiai neįmanoma. Nežinau. Aš visada galvoju, ką aš daryčiau, jeigu ne kūryba. Ir nežinau. Net neįsivaizduoju. Kažkaip tas būdas, kur galiu pasireikšti. Okay. Man tiesiog, aš kaip ir sakau, aš labai myliu meną, tiesiog, nežinau, vizualus šokis, spektakliai, filmai, man patinka tame būti ir aš kažkaip save čia atrandu. Okay. O kodėl tai? Aš pripažinsiu, tave atradau per Nemuną 2024 metų 4. ir 5. numeris ir čia buvo išspausdintas tavo magistro darbas, ar ne? Kuris pateko po to, kai Darius ir Eglė Petreikiai aplankė tavo instaliacijas, ar ne, ir pamatė, ne pačias instaliacijas, bet tai, kaip tu rašai, pasakė, kad šita mergina moka rašyti ir jinai turi rašyti, turi parodyti tai Nemune. Ir šiaip labai noriu tau padėkoti, nes tavo darbas yra tema, kuri nėra tokia dažna ir nėra tokia maloni. Galbūt dėl dažnumo galima diskutuoti, nes tikrai, manyčiau, didžioji dauguma kūrėjų vienaip arba kitaip mirtį apdainuoja, pavadinkim taip, bet kad būtų taip paprastai, taip atvirai, nuogai ir nepatogiai kalbam apie mirtį, tai yra pakankamai reta. Tai mirties pavidalai tarp baimės ir susižavėjimo, Karolina Latvytė Bibijano. Ir įvadas, ar ne, į tavo darbą skamba taip. Visada galvojau apie mirtį, tik jos baimė, kaip suvokimas atėjo daug vėliau, ne tada, kai vaikystėje įsikibusi į paklodę nerimavau, kol miegosiu, numirs tėvai. Kiek tau galėjo būti metų, kai visa tai vyko? Nes čia, kaip suprantu, toks biografinis truputėlį, ar ne, motyvas? Taip, daugiau aš į ar čia fikcija? Abu. Okay. Yra abiejų, yra tekstų, kur paremta fikcija ir yra tik tai biografiniai, tai šitas, galima sakyti, yra visiškai kažkoks biografinis, tas toks pirmas prisiminimas, kai pradėjau galvoti ir daugiau tyrinėti mirties temą. Kažkaip tai buvo vienas iš pirmųjų tekstų, kurių parašiau, nes prisiminiau tas save lovoj ir kaip dažniausiai negalėdavau užmigti. Ir sakau, seniau būdavo tai tokie kambariai, kur visos durys susijungia, nežinau, galėjo apeiti ratu ir mano ir tėvų kambariai susijungdavo ir tas kambario duris turėdavo būti pravertos iki kol aš užmiegu, nes kažkokia baimė vidinė būdavo, kol aš nematau to šviesos tėvų kambarį, negirdžiu televizoriaus, aš negaliu tiesiog užmigti iš kažkokios tokios vidinės baimės, kad kažkas jiems nutiks. Okay. Nežinau, gal sakyčiau, aš tokie tikriausiai tarp tos 1, 3 klasės ar 4 kokia pradinukė buvau, gal ir jaunesnė, bet kažkaip atrodo, gal nebuvau visiškai mažytė, bet... Taip.
Bet, Karolina, iškart negaliu nepaklausti, mes šiaip labai mėgstam gilintis. Jeigu turim kažkokių reikalų dabar, tai gilinamės į vaikystę ir sakom, va, čia vaikystės reikalas, ar ne, čia reikia gilintis. Ar tu bandėjai atrasti, kaip ta mirties tema tau būnant ta pirmoje, trečioje klasėje patenka į galvą? Nes turiu omeny, čia taip savanaudiškai sakysiu, kai aš buvau vaikas, tai tikrai bijau ten kažkokių baubų. Kaip pati tema, kaip pats reiškinys ateina į tavo mąstymą ir kaip jis ateina tokia su baiminga tokia konotacija? Aš nežinau, tikriausiai dabar negalėčiau paaiškinti, kodėl aš vaikystėje bijojau to kažkokio, reikėtų daugiau pasigilinti, bet aš tiesiog rašydama savo magistrą, rašydama tas istorijas, atradau tas tokias kertinės istorijas, kurios man galbūt siejasi, galbūt tai ir turėjo įtakos, tarkim, važiavimas į laidotuvės, mamos darbas, kuri dirba su senelių namuose ir prisiveždavo tas visas istorijas. Ir mes mamos darbe gan dažnai lankydavomės, vadinamam silpnųjų skyriui, kur matydavau visus senelius lovose. Ir kažkaip man rodos, tos istorijos, bent jau aš taip jas įvardinu, mano tose aprašytose istorijose ir dabar aš jas įvardinu kaip daugiausia gal tą baimę sukėlusių man, kur aš savo paaiškinu. Bet negaliu nepagirti tavo aprangos atėjus į pokalbį apie mirtį. Ar galvoji apie tematiką pačią, kai rinkaisi rūbą? Ir tu esi minėjus, kad tu mėgsti gėles, ryškumą ar ne? Ir šita tema, kuri nėra, kuri turi dažniausiai tokį tamsų pavidalą, ar ne, kas vyksta, kad tu, tarkim, ar tu nori pažaisti su tema, pasijuokti iš temos, kaip atsiranda tas visas, ar čia provokacija? Tikriausiai visi atsakymai. Okay. Nes šiaip mano spinta buvo pakankamai juoda ir gal aš nesijaučiu, kad būčiau labai ten. Esu pakankamai sarkastiškas žmogus, mėgstu pajuokauti ir panašiai. Ir kai mane žmonės sutikdavo, sakydavo, tu tokia besišypsanti visada ir kodėl tu taip kuri. Ir man būdavo toks vidinis, todėl. Okay. Ir kažkaip atrodė, jeigu aš ir rengsiuosi taip tamsiai ir kalbėsiu, tai vis tikrai galvos, kad aš esu pakankamai ten gal depresuotas, nežinau kaip pasakyti žmogus, pakankamai ten ir norėjusi paprieštarauti visiems. Ir atsimenu, čia gal ir pradėjau prieš kokį gal 1,5 ar porą metų, kai tik turiu pristatymą, stengtis apsirengti gėlėtai arba rūžavai, kad paprieštarauti tam visam, kad aš nesu tamsi asmenybė. Man tiesiog kyla tokios mintis, aš noriu apie tai kalbėti, bet tai nereiškia, kad aš kiekvieną dieną taip išgyvenu, kiekvieną dieną kažkaip aš kitaip irgi pasaulį patiriu. Bet aš galvoju, žinai, tavo ir pats tada tas toks santykis su mirtimi kaip reiškiniu, nežinau, ar jis turi būti, žinai, baimė, ar ten džiaugsmas, šventimas, bet jis tikrai, turbūt yra lengvesnis ir laisvesnis nei kad dažno žmogaus, kuris represuoja temą ar ne, jos vengia, apie ją nekalba. Tai čia šiuo atveju tokia vieta, kur negaliu nepaklausti tokio esminio klausimo apie tikėjimą. Tai turbūt dažnas mes turime kažkokį filosofinį paaiškinimą, ar ne, to, kas bus, kai mirsime, kaip mirsime, ar ne. Ar tu ir santykė su savo kūryba turi kažkokį įsivaizdavimą, kaip tai vyksta? Jo labiau, kad, skaitant tavo kūrybą, ir vėliau paskaičius einant per miestą, tų mirties pavidalų, atvaizdų yra begalė, ar ne? Man lengviau, žinant, kas vyksta moksliškai su mano kūnu, kai miršta, ir man tas palengvina, nes aš nesu iš tų labai religingų žmonių. Ir tiesiog žinojimas, kas tave ten suvalgys ar kas pavirs iš tavęs. Gal man labiausiai šokiravo, nes sudeginimas. Kaulai nesudega ir juos tada su plaktuku sudaužo. Man tas truputį šokiravo ir kažkaip atrodo per daug brutalu ir galvoju, ar aš tikrai norėčiau, kad mane sudegintų. Kažkaip man daug maloniau pagalvoti,
kad galbūt mano kūnas su tuo visų mediniu karstu supūna, yra suvalgomas ir atiduodamas atgal žemėj, negu kažkaip dirbtinai viskas sudėlė. Aš labai gražų tokį gamtinį žiūrėjau dokumentinį filmą apie tai, kaip grybai mus suskaido ir grybai viską suskaido, ar ne? Tai ir turiu pripažinti, kad šiaip tema pati mirties man nėra galbūt iš tų, kur lengvai kalbėtųsi, ar ne, jo labiau, kad tarkim, čia kelias savaitės bandžiau su žmonėmis kalbėti apie mirtį tam, kad pasiruoščiau mūsų pokalbį. Tai labai įvairių turėjau tokių iš žmonių atsiliepimų, nusistatymų, ar ne, ir labai retas, kas leidosi į šitą pokalbį. Bet man labai patiko to mintis, kad kai tu žinai, kas vyksta, ar ne, ir tai iš tiesų yra, taip žvelgiant tokiu kosminiu, net ne kosminiu, bet tokiu didesniu, aukštesniu lygmeniu, tai yra gražu. Tai yra kažkoks kaip ratas, ar ne, kaip kažkoks, kad tu tampi kažkokio tai kažkam kitam maistu, ar ne, toksai, kad tampi kažkieno kito dalimi, kas yra visai žavu. Kažkaip mes esam su vyru pakalbėję, kad tiesiog norėtume gal medelio, kad jis galėtų augti. Taip, iš jūsų. Taip, kažkokia. Taip. Aš nežinau, kiek tai romantiškai skamba, kiek kažkas, bet... Kodėlgi ne? Grįžtam dabar į dabartį, ar ne, pasivaikščiom truputėlį po vaikystę. Aš pamąsčiau, noriu paprovokuoti truputėlį, kodėl kuri, neatsakėjai taip iki galo, bet o kodėl kuri apie mirtį? Čia toks gal lengvesnis truputėlį klausimas. Kodėl kuri apie mirtį? Tikriausiai nes bijau. Es buvo toks, kad tas nerimas vidinis yra tiek didelis, kad atrodo nėra kur jį dėti ir kažkaip tas rašymas ypač man buvo labai padėjo susivokti ir tapo tiesiog kūrybinė kažkokia išraiška ir pamečiau mintį. Bet tiesiog, kad mirties tema buvo ta, kuri, nežinau, kaip aš čia rašau, tarp baimės ir susižavėjimo, tai tikriausiai toj būsenai ir esu, kur aš nesuprantu, kiek aš bijau ir kiek mane tai žavi iš dalies. Kad, sakau, aš pradėjau rinkti tas paukščiukų fotografijas, kur aš nežinau, ką su jom darysiu ir ilgą laiką rinkau. Ir tas toksai vidinė kelionė per save, nuo tų nuotraukų iki kažkokių biografinių atsiminimų, tai ir taip ir atvedė. Tiesiog gavosi tokia išraiška savęs daugiau. Nes pradinė tavo tema ir yra, ar ne? Jinai nėra tiesiogiai susijusi su mirtimi, jinai yra apie eko. Taip, nes iš pradžių aš sakau, aš baigus tapybą. Jo, kaip tu keliauji iki tos mirties? Taip. Aš esu baigus tapybą, tapybos bakalaurą ir tikrai ilgą laiką klaidžiojau, ką aš norėčiau daryti. Tai ilgą bakalauras buvo mano iš viso apie peizažus, nieko bendro netgi su kažkokiam asmeniniam temam, net kaip buvo praeities peizažai, tai daugiau buvo apie mano praeities kelionės, nes man patiko keliauti, ir tie peizažai su manim ilgą laiką keliavo, gal kokį porą metų. Ir aš net galvojau tikriausiai, būsiu peizažistė. Bet tada mane tiesiog norėjosi, man atrodė, tapybos nebeužteko, pradėjau kurti video, kažkas daugiau apie instaliacijas galvoti ir ekologinis nerimas kažkaip savaime labai atėjo, nes tuo pačiu ir mane domina gamta, man patinka gamta, aš pradėjau tiesiog, atrodo, visur matyti tos mirusius paukščiukus, kažkokios daug mirusios gamtos ir man tai susivedė į kažkokį, kad tai turi būti mano kūrybinė išraiška, bet tuo pačiu kurdama apie ekologinį nerimą ir šiaip apie ekologiją, jaučiausi, kad kažką truputį meluoju, bet nemeluoju, atrodo meluoju pati savo, nes nesuprantu, kodėl ta mano visa kūryba atrodo nenuoširdi. Taip. Iš kažko pritraukta, nes tada atsisėdę visiems turi parašyti kažkokį konceptą ir panašiai, kad ir kiek aš ten skaityčiau apie ekologiją, be rašant, atrodo, tai nėra tikra. Tai ne kažkas svetima ir aš nežinau apie ką, kodėl aš čia taip kalbu ir kodėl taip kuriu ir toks visada būdavo. Ir visada po parodos kokias sulaukdavai pagirimo, čia viskas ir atrodo, bet ne fainai čia. Ir tada savaime įstojus į magistrą, kai stojau į magistrą, aš irgi pristačiau daugiau apie ekologiją, tą tezę mums reikėjo rašyti, ką norėtume. Ir sakau, kai įstojau į magistrą, po kokio
nu, į paskaitas ėjau kokį 1,5 mėnesio, nes nebežinojau, ką noriu daryti ir tada tiesiog vėl nuėjus grįžus, įsikalbėjau su dėstytoja, įsikalbėjau daugiau ir pasisuko tokia daugiau asmeniniam temam. Pirmas buvo daugiau apie mano socialinį nerimą ir tada tas socialinis nerimas tiesiog savaime lydėjo link mirties nerimo, kas pas mane, aš buvau surengus parodą tokią Natūra Morte tuo metu pavadinau. Ir ten ir buvo, tai mano pirmasis bandymas tiesiog seriją ant keramikinių plytelių tapyti negyvi paukščiai. Iš visų fotografijų, ką buvau susirinkus, tai buvo čia toks pirmas gal kažkokios negyvos gamtos ir mirties, kur aš jau irgi buvau truputį palietus, taip kaip mirti, bet daugiau kaip ir nieko nebelydėjo. Ir tada magistras, nežinau, meninio tyrimo metu viskas perėjo į tokį daugiau asmeninį požiūrį, kaip aš jaučiuosi ir visas, tada pradėjau daugiau sekti savo vaikystę, paauglystę, gyvenamą aplinką ir sudėjau tokį mirties žemėlapį, kaip vadinu, kadangi aplink mano namus, kur gyvenu, daug tokių atrodė kertinių taškų, kur vaikystėje turėjo įtakos, kaip aš dabar jaučiuosi. Toks atrodo, čia gal taip banaliai nuskambės, bet tokia kelionė į save, ar ne toksai, nes tikrai peizažas yra turbūt toksai, kad, bet kas, kai reikia kažką pasirinkti ir tu turi tą pasirinkti, peizažai, ar ne? Vėliau eko nerimas, ar ne, tai tokia, sakyčiau, irgi gana populiari tema, jos yra nemažai aplinkui, dabar daug kas apie tai kalba, bet labai įdomu, kaip tu prieini prie tos dar tokios giluminės, ar ne, prie šaknies problemos. Ar buvo kas padėjo tau šitoje vietoje, ar kažkokie įvykiai, ar kažkokie žmonės, kurie tai stumteltų link tos temos? Gal daugiau turėčiau padėkoti magistro dėstytam, tai ypač Simonai Žemaitytei, nes ji buvo mano meninio tyrimo dėstytoja ir tiesiog daugybę pokalbių metu ir su kursiokais drąsino daryti ir kažkaip neužsidaryti. Ir kadangi pati irgi tuo metu tyrinėjo mirtį, kažkaip tos tokios daug palaikymo gal susilaukiau. Ir tada lengviau tikriausiai buvo, nes aš niekada negalvojau, kad kursiu asmeniškai, nes man tai atrodė baisu ir kaip aš čia taip galėčiau. Ir tada tapo, kad dabar visų kitų kūryba, kurie yra kuo labiau asmeniška, tuo aš kažkaip geriau galiu suprasti. Gal sunkiau įsigilinti tada į kažkokias kitas. Ar tavo kūryba veikia kaip fasilitatorius, kažkoks lengvinamoji priemonė, leidžianti tau ar kitiems į tave kryptis tokiom ne visai patogiom temom? Ar tu pastebėjus tą? Taip. Kai pradėjau kurti, aš niekada apie to kažkaip ir negalvojau, kad tai gali būti kažkoks daugiau vis vien. Ateinu iš šiuolaikinio meno lauko ir kažkaip atrodo, norisi ten būti ir tada supranti, kad jis daug labiau prasiplečia, nes žmonės su tavim pradeda dalintis tavo patirtim. Kažkaip daugiau pradėjau domėtis ir psichikos sveikata ir taip tas apsijungia ir dabar gavosi tokį, ne tiek, kad misija gal, bet tiek kūryba, tiek psichikos sveikata man pasidarė lygiareikšmiškai, kur man norisi dirbti ir tai yra tokia iniciatyva Žvelk giliau, aš esu tapusi jos ambasadorė, tai irgi kviečia pakalbėti tiek apie socialinį nerimą, tiek apie mirties nerimą, tai visai įdomu ir tas žmonės gali pasidalinti ir pats pasidalini savo kūrybą, tai tokių labai įdomių pokalbių, diskusijų būna tarp tokiam lauke. San Franciske kaip tik ir teko vieną podcastą klausyti, vietinės kapinės organizuoja tokius susitikimus, netgi leidžia karstuose pagulėti žmonėms, kalba tomis tematikomis, dėl to, kad tikrai ši tema turbūt nori yra užspausta tarp mūsų, tai tikrai aš manau, kad jeigu ir pati neįžvelgiai misijos, tai gali jaustis ar ne gerai dėl to, kad tikrai padedi kitiems žmonėms, pavyzdžiui, man asmeniškai labai padėjai mąstyti apie tai. Tas būdas, kuriuo tu kalbi apie mirtį, jis yra toksai, vietomis net gluminantis. Pritari tam ar nepritari, kad tu labai atvirai kalbi apie mirtį. Tarsi, gali kalbėti apie mirtį kaip kad apie reiškinį, bet tu stengiasi kabinti labai daug tokių net ir mikro detalių mirties reiškinyje. Bandau suprasti, kas yra glubinant, kas daugiau. Nes aš suprantu, kodėl gali būti daugiau toksai gal, nes kai kurie tekstai yra gan groteskiški, tokie gal iš tos pusės daugiau.
Galbūt. Galbūt. Čia, nes tikriausiai viskas buvo labai palaipsniui. Pirmia buvo tos visos biografinės istorijos, kur, tarkim, prašau senelio mirtį, tetos mirtį, daugiau ten tos apsilankimus kapinėse. Ir tada daugiau prasidėjo gal tokios tarp fikcijos ir realybės, kaip aš įsivaizduoju, kas yra mirtis ir kas su manim nutiks. Ir gal ir prasidėjo tas toksai, tas vidiniai baubai, nežinau, kaip juos pavadint, tie, kurie visi gal žmonės daugiau sudarau tą įspūdį, kad aš tikriausiai kažkokia esu daug gal, nežinau, kartais atrodo, kad žmonėm, kad aš nesu geras žmogus, nes daug apie iškamšas kalbu, ten kažką, kai esu padarius video, kur paukščiai odą nusidiri ir atrodo jiems visiems, kad tai yra galbūt gal ne kiek ir humaniška, nežinau, kažkas. O kaip tau tai atrodo? Man... Psichologijos seansas. Aš nežinau, aš tiesiog tada suprantu, kad žmogus manęs tiesiog nepažįsta ir nesupranta, kaip aš viduje jaučiuosi, kad iš vidaus tai viskas ateina ir ateina iš kokios visiškos tokio nerimo ir baimės. Taip. Ir nesupratimo, kas su manim darosi ir norėjimo suprasti ir tas toksai daugiau tyrimas ir pažvelgimas į tas tokius, nežinau, ten ar kraują, ar atkotos atvėrimą ir panašiai, iš to tokio daugiau visiškai vaikiškos perspektyvos, kad aš noriu suprasti, kas aš esu ir kas su manim yra ir kas su manim bus, taip, nei daugiau iš to, kad aš kažką noriu ar nužudyti, ar tam pačiam gyvūnui pakenkti. Tai čia taip ir privedė mus gražiai prie taksidermijos tematikos, ar ne? Aš pats domėjausi paskutinį kartą apie taksidermiją, teko girdėti seriale apie serijinius žudikus, bet mane labai nustebino kiekis turinio, kuris yra internete, būtent apie taksidermiją, tame pačiame YouTube yra labai daug tų mokomųjų video How to do taxidermy. Ir skaičiau ir tavo tokį praktiškai, net jaučiausi kaip live streamo metu, kuomet aš skaitau, kaip tu diri, ar ne? Ten berods kokį gyvūną aprašinėjai? Ten buvo triušis. Triušį. Aprašiau, taip. Bet čia tokia daugiau tarp fikcijos ir tikrovės, nes triušas aš nesu dyrus, esu dyrus paukštį. Taip. Tai buvo toks tekstas, kur aš dabar net nepasakysiu, kodėl tuo metu pasirinkau triušį, bet tai buvo kažkoks gan svarbus. Ar pypsių tada jau turėjai? Ne, dar neturėjau pypsios tuo metu. Ir tiesiog aš buvau dyrus paukščių odą ir kažkaip pradėjau daug žiūrėti YouTube, kaip nudirti odą triušiui ir tas tekstas buvo toks bendras iš vaizdinės medžiagos ateinantis iš YouTube, bet iš jausminės patirties, tai ką aš tuo metu patyriau, kai dyriau odą paukščiui, tai buvo tokia fikcijos ir realybės kombinacija, sakyčiau, tam tekste. Pavyko visai, sakyčiau, nes jausmas tikrai buvo labai panašus, kaip žiūrėčiau. Ar ne, buvo labai panašus pati taksidermija kaip reiškinys. Ar ne, okei, mes turim mirties nerimą kaip vieną pusę, ar ne, iš kitos pusės, taksidermija, jinai tarsi leidžia geriau suprasti, ar ne, tai, kas yra viduje, kita vertus vieni iš smalsumo, kiti dėl mokslinių, treti dėl galbūt ir kūrybinių paskatų užsiema šitą veiklą. Kaip tavo gyvenime ateina mintis vieną dieną tą paukščiuką, ar ne, paimti ir taip, nežinau net kokia yra taisyklinga kalba, nudirti. Okay, kaip tai įvyko? Gali taip? Jeigu taip tiksliai, tai aš YouTube peržiūrėjau video apie menininkę. Peržiūrėjau apie jos dieną ir ji buvo dirbanti su taksidermija. Ir mane taip tuo metu kažkoks, nežinau, nes aš buvau prieš metus gal baigus bakalaurą, tapybą ir man atrodė, kad tapyba yra tai, ką aš noriu daryti. Ir tada aš pamačiau ir labai susižavėjau, kad kaip galiu išlysti iš tos kažkokios kvadrato formos ir kurti daugiau. Nes studijų metu kažkaip gal mes nelabai žinom skulptūrą, buvom kažkiek prisilietę prie instaliacijos, bet nebuvo tai labai skatinama. Ir man viduje atrodė, kad man kažko trūksta daugiau ir aš daugiau gal pradėjau domėtis kitais menininkais, kurie kuria alternatyviau, net alternatyviau gal, nežinau, ar čia geras žodis, bet tiesiog iš tapybos lauko.
Ir tai buvo, tikrai peržiūrėjau aš tos video ir kažkaip mane tai labai suintrigavo, kad aš galiu kurti darydama taksidermiją ir išsireikšti. Ir tikriausiai aš tada kažkokį jausmą nešiojausi. Jis nusėdo, aš taip ir likau prie tapybos ir tada, kai pradėjau rinkti paukščių nuotraukas, kažkaip vėl grįžo tas, kad aš gal turėčiau pabandyti pati. Tai tikriausiai čia tiem YouTube'ui galėčiau padėkoti, kodėl ta pirminė inspiracija, kad tiesiog sudomino tas kitas išraiškos būdas, o vėliau daugiau atėjo iš jausminės, kad noriu suprasti ir daugiau prisilies prie tos pačios mirties, nežinau, jeigu taip. Tai tu taip tiesiog randi paukštelį, parsineši namo ir nudiri jį, kaip tai įvyko? Ne, buvo visiškai ne taip. Aš gal pradėjau kalbėti, kad domėtis pačio iškamšą, ar jau, nežinau, kokią parsiūsdavau visokių knygų, žiūrėjau tavo YouTube ir mano vyras apie tai daug žinojo. Žinojo vyras. Mes tiesiog... Bendras pomėgis. Ne, bendras pokalbis tiesiog, kai kalbam apie kūrybą, nes jis ir pats menininkas, ir mes šeimoje daug apie tai kalbam, kyla kokia idėja, tai pirmiausia pasakai jam, ką tu galvoji ir panašiai. Tai kažkaip žinojo tą tokį kažkokį mano susidomėjimą ir kodėl, ir aš tikrai parsisuntus nemažai knygų How to do taxidermy for birds, būtent. Ir tada vis būdavo, kad aš praeinu, nufotografuoju, žinot, kiek aš tas nuotraukas renku ir tiesiog vieną dieną grįžo su paukščiu ir sako, gal padarysi. Ir aš tada įsidėjau į šaldiklį. Tiesiog pasidomėjau, kaip reikia, nes aš galvoju, aš dabar nenoriu, aš neturiu priemonių ir aš tada pradėjau vėl persiskaičiau, kad jeigu aš užšaldau, aš galiu daryti po kurio laiko. Tai įdėjau į dėžutę, į maišelį, dar dėžutę ir įdėjau į šaldiklį. Ir tada po kokių 2 metų, kur aš jau čia taip, kad išdrįsau prisiliesti. Bet po to karto tai man draugai dažnai atsiunčia nuotrauką, ar reikia. Tai dabar kaupiu ne tik savo nuotraukas, bet ir draugų atsiųstų. Toksai mirusių, ar tai yra tik paukšteliai? Kol kas taip. Nes kadangi tas... Kol kas. Kartą tu turi kažkur, bet nes kaip supratau, kol kas yra paukšteliai, aprašiniai triušį. Bet esi kažkur minėjusi, kad triušio pati nenorėtum nudirti. Taip, Kodėl? Kažkaip aš kelias kartus esu žmonėm minėjus, kad kažkaip atrodo per daug gyvūnai jau su 4 kojom, per daug primena pačią žmogišką būtybę. Ir paukštis, turi sparnus, turi snapą ir kažkaip nėra tos anatominio panašumo, kas galbūt pasiemus daugiau, kad ir triušį atsiranda tas, tai kažkokio, nežinau, tokio baisumo, nejaukumo man pačiai sukelia, kad ar aš tikrai norėčiau kažkaip, ir tas dydis atsiranda, nežinau, tiesiog nepatogu man pačiai. Pypsius yra tarsi toks simbolis, aš tikrai tavo kūryboje nekartą mačiau triušį, ar ne? Triušio motyvai yra pasakose, Alisa stebuklų šalyje seka, ar ne? Toks tarsi ir smalsumo, kartu ir baimės simbolis, ar ne? Ir tu iš eBay nusiperki pypsių. Taip. Kaip, kodėl ir kas toliau? Aš vis bandau savo paaiškinti, kodėl būtent triušis. Ir aš vienintelį kokią sąsają galiu atrasti, kad aš paauglystėje buvo labai populiarus tas Blogspot. Tai aš buvau viena iš tų, kur mes turėjom savo draugų 5 bendruomenę, rašydama kiekvieną dieną. Ir aš vedžiodama šunį, nežinau, kokį mėnesį laiko sutikdavau triušį. Ir aš buvau ten aprašęs istoriją apie triušį. Ir aš kiekvieną kartą bandau su ją atrasti, bet aš kažkuriuo metu jau kai ten sugalvojau, kad visas istorijas ištrinti ir būtent tą istoriją su ištrynus, kas yra gaila. Kažkaip man rodos tas toksai, aš vadindavau į savo draugų tą mėnesį laiką, nes to ten visiems paauglystė, daug liūdės ir panašiai. Ir atrodė, tas triušis būdavo kažkoks dienos draugas. Ir tada galvoju, gal kažkaip ir užsilikęs man to draugo ieškojimas kažkokio. Ir sugalvojau instaliaciją, kažkaip būtent pasirinkdama triušį dėl tų visų mielumo, naivumo, kažkokių pasakų, nes jisai to daug tyrumo savybėje atrodo turi. Ir man atrodė, jeigu būtent jį pasiimčiau, kadangi
pati ir nežinau, kaip ir galėčiau gauti, ir nenorėčiau nudarti, tai tas nusipirkimas iš eBay'aus atrodė geriausias variantas. Ir jo, norėjau sukurti tokią instaliaciją, kurios taip ir nepadariau. Apsigalvojau ir taip ir tapo mano tiesiog kambario atributas, kuris dabar stovi ant mano stalo. Ir ne tik, sudalyvauja daug mano visokių, kad ir čia, ir kitose instaliacijose. Jis toks turėtų būti geras ledų pralaužėjas pokalbėje, užėjus pas jūs į namus ir pamačius ir taip, koks, ką jis turi kokį nors tau simbolį, turiu omeny, šiaip žiūrint jį, ar ne, jis atrodo kaip gyvas, liečiant irgi, na, be to, kad jauti, jog viduje yra kažkas ar ne, bet jis toks hipnotizuojantis, ar jis tiesiog stovi jūsų namuose kaip ir, na, kaip nepastebimas kažkoks atributas, kurį praeini, ar jis turi kokią simbolinę reikšmę? Dabar tai tiesiog tapo toks kaip stalo puošmena, nežinau. Dabar tiek apsipratau, kad jau nebematau, bet tikrai iš pirmųjų kartų, tai aš kokį mėnesį laiko galvoju, ar tikrai man čia reikia, kažkur atras gal kitą vietą, nusinešiu į studiją, gal kažkaip. Bet tada taip apsipratom, tiek aš, tiek vyras, kad jų nebematom, tiesiog tapo dalis, kur jeigu jisai nes buvau paskolinus vienam spektakliui ir neturėjau kuris laikas, tai atrodo net keista, kažko trūksta, kur tai yra. Vaikam turėtų patikti šiaip. Taip. Čia yra viena iš inspiracijų mano naujam darbui. Tai čia irgi viena iš istorijų, kur pusseserės mergaitė apsilankė. Taip. Pamačius, ji augina triušį, tikrą triušį. Čia irgi vardu Pypsus, tai pagal ir šitą tada pavadinom. Inspiruota realių įvykių, ar ne? Taip. Tas darbas dar tik tai toks eigoje, bet kažkaip mane labai suglumino, kadangi jie atėjus į namus, pamatė tą triušį ir aš įsigandau, kad aš jo nepaslėpiau, bet jie atvirkščiai sureagavo, jie norėjo su juo žaisti, jį visą dieną pražaidė, pramaitino, su juo pasistačius kartu piešė ir tada apsikabinus užmigo. Ir man tai buvo toks vidinis kažkokia sumaištis, disonansas, kad aš nesupratau, kaip taip galima, nes aš suprantu, kad tai yra negyvas gyvis, o vaikas mato tai kaip žaidimo objektą. Taip. Tai man tas ir buvo toksai, tada dabar čia gan mano tyrimo tema ir aš bandau atrasti tą tokį santykį tarp kaip vaikai mato iškamšas ir kaip mato suaugusieji, kad mes matom daugiau kaip biologinį objektą, o vaikai tai kaip žaidimo objektą, kad nemato didelio skirtumo tarp iškamšos ir pliušinio žaislo ir daugiau su amžium vis atranda daugiau biologinių savybių. Tai tas gan įdomu. Tai aš taip pagalvojau, žinai, taksidermija kaip būdas įprasminti tai, ką mylime, turiu omenyje apie gyvūnus, neprašė jos gyvūno, kuomet ateis diena irgi tokiu būdu. Kaip pasakyti taip, nes buvo toks pokalbis, kad aš norėjau nusifilmuoti pusseserės mergaitę kartu su ir aš kad ir jie 8-9 metų vis tiek norėjau pasikalbėti, atvirai pasakyti, kokia idėja yra. Ir tada nuvažiavau pas juos į namus ir jis buvo su drauge ir mes pradėjom kalbėti apie iškamšas ir jinai papasakojo, kad nori iš savo Pypsaus į savo triušio, kai jis mirs iškamšos. Ir tada jos draugė sako, taip, mes irgi jau su mamai kalbinėjau, kad iš mano šuns, kai mirs padaryčiau. Ir mes valgiam grinai tos batonas su sviestu ir daktariška dešra. Ir buvo toks, kur aš nežinau, ar aš vaikas galvojau, kad norėčiau savo šuns iškamšos prie lovos. Kai aš grįžau kartą iš atostogų, mes buvom kaimynams palikę jūrų kiaulytę savo. Ir mums grįžus, mums atneša tokį maišelį sušalusi. Sako, mes laikėm jūrų kiaulytę balkone ir atskrido balandžiai, išgazino matyti ir pasimirė. Tai aš irgi taip paėmiau, atsimenu tą jūrų kiaulytę ir ką man su dabar daryti. Aišku, mes buvom netoli namų suradę vietą, kur laidodavom visus savo gyvūnus, nes irgi tikrai labai turėjau daug gyvūnų ir visi sulaidoti buvo dabar toj vietoj, kur stovi iki parduotuvė. Tokių simbolinių. Aš irgi kažkaip esu daug gyvūnų turėjus ir atrodo. Ar tu laidodavai juos kažkur? Aš ne, bet tėvai. Okay. Ir atrodo, tu žinai tą kiekvieną kampą kieme, kur yra čia šuo palaidotas, čia katė, tai būdavo toks irgi,
kažkada čia buvau priskaičiu tas naminių kapinėlių, naminių gyvūnėlių kapinės ir toks atrodo. Bet šiaip yra netoli Kauno, aš žinau, 60 eurų berods kainuoja palaidoti gyvūną. Ir aš net galvoju, tikrai turiu jau 12 metų nuostabų augintinį ir karts nuo karto pagalvoju apie jo laikinumą, bet turiu pripažinti, kad mane tas pamąstymas jis priverčia dar labiau įvertinti, dar smarkiau ten apkabinti, dar smarkiau mylėti. Tai aš kažkaip galvoju, kad būtent suvokimas ir kalbėjimas apie mirtį, tai grožis gali ateiti iš to suvokimo, kad čia ir dabar ir aš turiu tą vertinti. Karolina, tai nėra taksidermija, bet aš kažkaip irgi galvojau apie nuotraukas ir galvojau apie mirusiųjų nuotraukas. Gal nekeliausim ten, kur būdavo tradicijos ar ne fotografuoti su mirusiaisiais, atrodančiais kaip gyvais, bet tavo instaliacijoje, kurią teko matyti parodoje, yra būtent atgaivintos, kaip suprantu, mirusių žmonių nuotraukos, kurios kalba. Tai pati nuotrauka ir dabar dirbtinio intelekto galimybės atgaivinti nuotrauką, ar tai kaip į tai žiūri, ar tai irgi yra kažkoks, ne tai kad žaidimas su mirtimi, bet pasitelkimas technologijų tam, kad tą mirtį arba mirties temą dar labiau suminkštinti? Būtent mano atveju, tai man rodos, čia buvo toks, kad man buvo gan svarbu, kad jie papasakotų savo mirties istoriją. Tai buvo toks daugiau atgaivinimas, ne tiek, kad atgaivinimas, daugiau toks savęs. Jo, tikriausiai atgaivinimas geriausiai, nes neatrasiu jokio kito žodžio. Nes to instaliacija yra 3 nuotraukos. Tai senelio, tetos ir mano pačios, tai aš esu gyva, bet ten daugiau paimta mano vaikystės nuotrauka ir pasakoja vieną iš istorijų, kurias esu parašęs apie tai, kaip mano kūnas būna po žeme. Yra 3 istorijos. Senelis pasakoja apie savo mirtį, teta pasakoja apie savo ir aš apie mano įsivaizdavimą, kas turėtų su manim įvykti po mirties. Labai įdomu, gal gali pratęsti šitą temą. Kas su tavimi, tarsi tu per savo kūrinį kalbi apie tai, kaip tu mirsi, ar kas nutiks su tavimi, ar kaip tu mirsi, ar kas nutiks, kai tu mirsi, ar... Aš papasakoju savo laidotuvių procesą. Tai daugiau visas kūrinys ir prasideda nuo karsto pakėlimo jau iš laidotuvių rūmų ir jo nešimo link griovio, jo įdėjimo ir tada žemių išbėrimo ir tų visų vabaliukų suvalgymo ir išnykimo. Ir tai, ką pasakau, kad tokias daugiau pavirtimo žeme. Aš per vienas laidotuvės esu irgi sėdėjęs ir galvojęs, kad kas ten būtų, jeigu ten gulėčiau aš, ar ne? Ir bandžiau įsivaizduoti, ir iš tiesų labai sunku. Sunku pačiam įsivaizduoti save gulintį net ir lovoje, ar ne? Bet save stebėti iš šono. Koks jausmas kurti apie savo mirtį? Nežinau, aš kažkaip gal turiu pakankamai gerą vaizduotę, man pakankamai atrodo, kad stebiu save iš šalies, bet galiu suprasti, kas dedasi karste, kol esu su karste ir tas toksai bendro mūsų kultūros vis vien nemažai apsilankę laidotuvę ir vis vien žinom tą visą procesą, kas vyksta ir atrodo, tas savęs įkūnymas iš to uždaro karsto ir kažkaip tas gal ir patiko, kad įsivaizdavimas save karste, bet žinojimas, kas vyksta iš šalies, tas visas karsto nešimas, tie visi žmonės, nežinau, gal iš tas man labai. Nes aš turiu tą labai gerą įsivaizdavimą, kaip turėtų mintyse, tiesiog matau tą visą savo karstą su savim, kur manęs kaip ir nėra, bet tik karstas, bet aš atrodo matau tos žmonės, kurie taip galėtų. Gal man buvo pakankamai lengva aprašyti. Nežinau. Emociškai laidotuvėse, kuri vieta tau atrodo kaip pati sudėtingiausia? Na, jeigu tai būtų kažkokia emocinė kelionė, ar ne? Tikriausia daug. Ne tiek, kad daug, bet yra, kadangi yra, tarkim, laidotuvių namuose, yra bažnyčia dažniausiai ir tada karstai, tai man rodos, tie pirmieji namuose, kai, tarkime, prieini prie karsto. Mano mama, tiesiog nežinau, jie visada gali paimti už rankos pabučiuotas. Man tas yra labai daug. Tada aš turiu
iš bažnyčios, gal aš daugiau, gal ne tiek sunku, kad aš turiu tiek vieną su savim nugulusi prisiminimą, kai mirė teta. Jos karstas buvo bažnyčioje ir tada aš stovėjau su pusseserė. Tai buvo jos mama ir tai buvo per visas tas dienas pusseserė. Ta akimirka, kol buvo bažnyčia, jau buvo ramiausia. Ir aš tiesiog galvojau, kad aš nenoriu, kad šitą akimirką baigtųsi. Nežinau, tą akimirką, kai mes išeisim, vėl bus daugybė emocijų ir man tiesiog norėjosi matyti ją ramę. Ir kažkaip atrodo, va, ta akimirka yra mane bažnyčios, yra labai, labai su manimi įstrigus. Ir tada tas tikriausia karsto įdėjimas ir žemių metimas. Ir tas toksai kažkoks tuštumos, kaip tas būtent tos žemės į medinį karstą ir tas garsas tai atrodo siaubingas, atrodo, kaip jau tikrai nieko nebeliko ir tiesiog. Čia šitoje vietoje labai gražiai mes tavo pavadinimą, ar neįprasminom tarp baimės, ar ne mirties pavidalai tarp baimės, bet yra ir susižavėjimas. Su baime viskas kaip ir aišku, daugiau mažiau, ar ne, bet vėlgi mes turbūt skirtingų dalykų bijome pačioje mirtyje. O mirties žavesys, kaip reiškinys, iš kur jis ateina? Čia tikriausia aš visada galvojau, kad galbūt iš tos, kad kaip aš reaguoju į tai, bet dabar kalbėdama, kad aš tikriausia pastebiu tiek daug smulkių kažkokių detalių, kad man kurt pasidaro lengviau ir iš tų smulkių detalių tikriausia tas žavesys ateina, kad bandydama suprasti, kas tas, kad ir tas gąsdinantis grumstelis, jis kad ir gąsdina, bet tuo pačiu ir žavi, nes kažkokia išraiška, tos visos smulkios detalės, tikriausiai tie maži mano pastebėjimai gal sukelia kažkokį susižavėjimą man. Teko girdėti, kai tu fotografuodavai paukščius negyvus ar ne, ir kaip jie yra apšviesti saulės, kokie jie yra, kartais gal net kaip gyvi atrodo, ar ne, pavyzdžiui, tas pats Pypsius. Su visa pagarba jam puikiai atrodo ir na, taip žvelgiant į jį, tikrai gali, jeigu jo labiau turi kažkokių sentimentų, turi prisiminimų, aš nebejoju, kad tai yra labai panašu, kad žiūrėti į nuotrauką žmogaus ar ne, video žmogaus, tai tikrai labai smagu, kad ir turbūt patartina, ir aš labai džiaugiuosi, kai žmonės labai daug fotografuoja ir filmuoja savo artimųjų, o ne savęs, ar ne, nes tose nuotraukose, kai ateis laikas, ar ne, turbūt labai daug prisiminimų bus užkoduota. Tikriausiai ir man reikėtų pasimokyti, nes nefotografuoju tiek daug. Nei savęs, nei artimųjų. Aš kažkaip, kai būna per laidotuvės tos visos PowerPoint prezentacijos, ar ne, kur sukasi, tai labai gražu, kokių kadrų nuostabių ir kokių atskleidžiančių pačią asmenybę būna prifiksuota ir tada įsijungi savo telefoną ir matai, kad ten memai. Memai. Screenshotai nuo kažką. Taip. Tai iš čia ir susižavėjimas. Man dar galbūt iš tos vietos tavo kūrinyje apie pačią taksidermiją, pačioje pabaigoje labai užstringa žodžiai buvo lengva. Ir kaip nudirti poskyrius vadinasi, ar ne? Ir pabaigi tą poskyrių buvo lengva žodžiais, tai man galbūt, kadangi aš suprantu, jog tu tą darei iš tokios galbūt nerimo ar baimės mirčiai, tai ar praeina tas nerimas ir mirtis ir ta baimė ir ar iš tiesų tai yra taip lengva? Nepraeina ir nebuvo lengva. Žinau, čia gal tas buvo lengvumas, tai toks daugiau lyg norėjimas parodyti, kad tas procesas iš dalies nėra sunkus ir tarsi tai yra lengva, bet viduje tai yra, bent man tai yra labai labai emociškai sunku. Taip. Ir tas kažkoks, aš sakau, aš to momento, aš iki galo, jis yra tokiam dideliam kažkokiam burbule ir bliure, kur aš galiu atsiminti jau, kaip aš jaučiausi jausmiškai, bet aš negalėčiau, aš tiesiog viskas atrodo, tai įvyko ir nebuvo. Net nežinau, kaip paaiškinti, nes sakau, aš tiek jaudinus, aš ten pamiršau daug ką, sakiau
filmuosiu be garso, kad galbūt garso takelį galbūt ten panaudočiau. Turėjau nusipimti visus žiedus, aš viską pamiršau. Man buvo tai baisu, aš įsijungiau muziką, ten grojo, nežinau, kažkokia 90s pop playlistas. Labai toks reliatyvus. Taip. Tada žiedus irgi pamiršau ir tai atrodo tam video žiūriu ir truputį mane erzina, nes jau atsiranda kažkokių elementų, kur aš nenorėčiau. Bet tuo pačiu tai ir buvo mano emocinė būklė, kad aš negalėjau kitaip su savimi išbūti, nes man tiesiog buvo tai ir aš buvau užsifiksavus, kad aš turiu nudirti paukščio odą, o visa kita man jau nebeegzistavo daugiau, nes tiesiog kažkokia vidinė panika. Ir čia, žinai, tiek daug emocijų ir atrodo, bandom viską suvesti į biologinę mirtį, kaip tokia, ar ne? Taip. Aš galvoju, kad iš esmės tas bandymas viską sumokslinti, ar ne, racionaliai paaiškinti, tai yra puiku, tai yra būdas, tai yra kryptis, labai gerai, bet ar jis iš tiesų kažką pasako apie mūsų baimės, apie mūsų meilės, jausmus ir kitus dalykus, tai yra, ar mes pernelik nesupaprastinam mirties reiškinio iki to, kad, va čia supūsim, užaugs gėlytė, o kur mūsų siela dėsis, kur dėsis mūsų mintys, kur dėsis mūsų energijos visos, kurias turim. Kaip tą aiškini kažkaip, bandai tą suvokti? Aš asmeniškai savo ne. Aš tikriausia, man yra lengviau suvokti tikriausiai apie tai negalvojant, kad tai yra daugiau mano fizinis kūnas. Taip. Ir jeigu jo nebus ir manęs. Ir toks kažkoks tas bendras išnykimas yra man daug lengviau paaiškinimas ir bent jau dabar kažkaip lengviau suvokiamas, negu bandyti viską atskirai energetiškai siela, kūnas, energiją sudėti. Ir gal man ir labiau gąsdina tas toksai daugiau mano biologinis išnykimas, tas toks kažkoks, nežinau, ar skausmo patyrimas, nes nežinau, kas su manim, gal ar prieš mirtį man ten daugiau, koks mano mirties procesas bus. Gal aš daugiau apie tai mąstau, kiek dabar galvoju, jeigu bandau įsivaizduoti savęs seną, tarkim, aš negaliu pajudėti fiziškai, bet puikiausiai protauju, bet negaliu išsireikšti žodžiais, tai irgi gan gąsdinantis procesas, tai nežinau, gal čia tas, kur aš galėčiau daugiau apmastyti, kaip aš jaučiuosi apie tą. Nes tai tas, kad aš negaliu savęs išreikšti, irgi yra tai, kas tikriausiai ir tekstuose nugula, bet gal ne tiek daug aprašoma, kiek apmastyta. Tai jo, daugiau pas mane gal viskas apie tą fizinį kūną. Ir tu aprašei procesą, kaip tave laidos. Ar apgalvoji, kaip mirsi? Turiuomenį, tu truputėlį dabar bandėjai pafilosofuoti, ar ne, apie save seną, bet nebūtinai seną. Ar ne, automobilis, plyta, bet kas, ar ne, infekcija, you name it. Tai ar jei galėtum pasirinkti? Negalėčiau, bet... Negalėtum pasirinkti. Aš tikriausiai norėčiau arba kažkoks tos vadinamos gerosios, kur ten užmiegi ir neatsikelia, arba kažkas taigaus, kad nebūtų nieko per daug užtesto ilgo mirimo proceso. Bet šiaip aš irgi turiu idėją, nežinau, kiek įgyvendinsiu, nes abejoju, bet aš bandau surinkti vis skirtingas mirčių istorijas ir jas aprašyti kaip mano asmeninės. Bandau kuo daugiau surinkti ir tada, nežinau, žiūrėsiu, kas gausis. Dabar tokiam bijau, kad gali kažkaip gal ne iki galo įsireikšti, gali galbūt, tai kai surašysiu tas visas istorijas, galbūt pažiūrėsim, ar aš noriu jas kažkur toliau tęsti ar ne. Bet mane visai, kadangi domiuosi šitą temą, tai mano algoritmai labai pasikeičia ir tikrai labai daug atsiranda visokių straipsnių, mirė žinoma daktarė, iliustruotoja, rašytojas ir panašiai. Tai aš visas tas istorijas bandau susirinkti ir tada perteikti kaip savo asmenimas ir žiūrėti, kiek daug skirtingų jų yra. Tai tiesiog žiūrėsim. Tai pas tave naujienų sraute. Šiaip socialiniai tinklai jie stengiasi duoti tokią informaciją, kuri jaučia, kad patinka ar ne žmogui.
Ir be abejo, šokiruojanti informacija yra viena tų, kuri prirakina žmonės, ar ne, arba skatina paspausti, arba bent jau atkreipti dėmesį, bet nemažai žmonių žinau, kad vengia tokios informacijos, bet kartu tai labai gražiai rezonuoja ir su tuo, kas vyksta visuomenėje, ar ne, kad mes tikrai turbūt trumpiau gedim, trumpiau laidojam, imame kalbėti apie tokius kaip drive-thru laidotuvės, ar ne, kur tu atvažiavai su automobiliu, neišlipęs iš mašinos, palikai gėlę ir nuvažiavai. Bet kartu greta tu čia tikrai labai prasmingai turbūt tą mirties temą ir toliau plėtoji. Ar tu jauti, kad ta mirties tema yra visgi tavo ir kad tu nepabėgsi nuo jos kitur? Aš manau, kad pabėgsiu. Po magistrinio aš tikrai galvoju, kad į mirties temą daugiau. Gal bus kažkokių, bet per daug nebegrįšiu, bet visa ta tema grįžo savaime, tiesiog pastebėjimai, įvykis su pusseserės mergaite, tada tas kažkoks naujienų srautas, kuris mane pradėjo erzinti. Taip. Ir kuo labiau mane erzina, tuo aš daugiau paspaudžiu, tuo tada bandau sužinoti, kas čia vyko ir tada tuo vis daugiau atsiranda visokių žinių. Ir tiesiog tada vėl tos tokios kilo idėjos, kaip aš galiu tai realizuoti. Ir dabar dar vis sukuosi mirties temai, bet aš manau, kad taip nebus ta tema, kur aš iki gyvenimo galo ją nagrinėsiu. Nebus, kad mirties menininkė, ne? Nes aš kaip tik peržvelgiau ir tikrai neretai atrodo, kad nėra, bet pradedi ieškoti ir tų pavardžių yra labai daug ir to santykio tarp menininko ir mirties yra labai įvairaus, nuo mirusiųjų kūnų dalių ir įvairių mirties aplinkybių fotografavimo iki žaidimo su vandeniu, kuris buvo naudojamas morge, plaunant mirusiuosius, iki tos pačios, tai nėra taksidermija, tai yra reiškinys, kuris turi, ar ne, kur konservuojami ir eksponuojami kaip meno kūriniai, būtent mirusių žmonių kūnai. Tai to santykio yra labai, labai įvairaus. Ar tu turi, kas tave įkvepia, ar... Nes čia, tarkim, irgi ieškau tų mirties menininkų, ar ne, ir jų tikrai atrodo yra gal lietuvių kontekste ir mažiau, bet ar turi kažką, kas tave įkvepia šioje tematikoje? Ir taip ir ne, kad būtent šioje tematikoje tikriausia aš kontekste tai žinau, kas kuria, bet aš nepasakyčiau, kad būtent įkvepia, gal daugiau įvardinčiau 3M, kur buvo pačioj pradžioj, bet tai buvo ne apie mirtį, bet daugiau apie atvirumą. Taip. Ir kadangi jį kūrė labai biografiškai ir atvirai, tai man buvo tas toksai daugiau šokas, kad aš norėčiau kurti ir aš jį skaitau, kad yra inspiravusi ir daugiau leidus man atsiverti, kad aš galvoju, aš irgi taip norėčiau kurti, bet čia ne man ir tada staiga kažkur po kažkiek metų nešiojimosi to savyje. Ir toliau nežinau, dabar nebeprisiminsiu tiek vardų, bet tikriausia gal daugiau iš to viso nagrinėjimo ir tyrinėjimo kažkokią aš pamatau patinkantį kūrinį, tai išsisaugau ir taip susirenku. Dabar nei vieno pavadinimo ir nei vieno vardo neprisiminsiu. Pavyzdžiui, Günteris von Hagensas yra žmogus, kuris užsiema plastidermija, ar ne, kur žmonės jisai konservuoja, ar ne, ir vėliau, ar teko lankytis jo parodoje? Ne, bet čia tokia irgi labai kontroversiška. Bet man labai įdomu, nes aš ir norėjau paklausti, tavo tolerancijos ribos mirties temoje yra pakankamai, sakyčiau, tokios, išplatintos, ar ne? Tikriausiai. Ar yra dalykų, kurie yra susijęs su mirtimi ir tau būtų tabu? Turiu omeny, kartu net nedrįstum aprašinėti to? Pavyzdžiui, galėtum aprašyti kaip žmogų? Aš tikriausia tokia kažkokia, mane labai dažnai sieja su kažkokiais žudikais ar panašiai, nežinau, dėl tos... Serijiniai žudikai turi tokį pomėgį. Tai aš tikriausia, aš tame savo kontekste savęs nematau ir, tarkim, ten aprašyti žudimo procesą ar dar kažko, tai atrodo net neįsivaizduojama. Tai man nebijoti šiemis. Ne. Bet dabar galvoju to pačiu, tikriausia, tas mano procesas, kur aš aprašiau dirimą, galbūt kažkam gali labai asocijuoti su žudimo. Bet patikslinkim, kad tie gyvūnėliai, ar ne, kurios parneždavo tau arba tau atsiunčia, jie nėra kažkokie nužudyti.
Ne, jie tiesiog Yra rasti. savo mirtim ir Jo. dažniausiai. Jo. Kad ir su šitu aš, nes tarkim iškamšos irgi yra labai kontroversiška tema, jeigu žudimo, tai aš irgi kaip prieš pirkdama bandžiau įsitikinti, kad tai nėra nužudytas, bet aš nežinau, kiek tai yra tiesa. Gali pasakyti, kad oi čia senas ir iš senai, nu tai nežinau. Okay. Momento mori, ar ne? Tai mes turime įvairių tų ritualų, papasakojai, kaip įsivaizduoji savo laidotuvės kaip tokias. Irvinas Davidas Jalomas, Žiūrėti į saulę knygoje, kurią tu cituoji pačioje pradžioje, tokios eilutes pateikia pakankamai giles, sakyčiau. Rašoma, jis mirė nuo skrandžio vėžio, tačiau gyvenimas ir toliau tekėjo savo vaga. Kam tada mes viską darom? Jeigu vieną dieną tiesiog mirsim. Ai, nežinau. Čia ta eilutė, kuri tikriausia, nes gal šitos knygos nepaminėjau, čia ta, kuri irgi tikriausia, kur užkabino ir padėjo suvokti, kad aš visą gyvenimą bijojau, nes tiesiog perskaičiau tą knygą ir galvoju, čia yra tie žmonės jaučiasi taip, kaip aš jaučiuosi, tik aš nesupratau, kad aš turiu mirties baimę ir tada čia buvo gal tas kabliukas, apie kurį aš užmirštu. Ir gal tas sakinys man tikriausiai buvo daugiausiai įsirėžęs, nes tas toks, kaip aš perskaičiau tą frazę, buvo taip, kad manęs nėra ir tiesiog niekas daugiau nepakinta. Mano šeima gyvena tą patį gyvenimą. Bet dabar aš gal kiek kitaip į tą žiūriu, nes daug domėjausi gedulo tema. Ir vienam podcast'e buvo pasakyta, kad kai tu miršti, kaip tik tavo aplinkai yra daug sunkiau, nes jie praranda savo ritualus, ten tarkim susiskambinti su tavimi ir panašiai. Tai jo, tas toks išnykimas labai keistas iš savęs. Nežinau, ką aš dabar čia norėjau pasakyti. Viskas gerai. Įsivaizduokim, kad mirėm. Mirei. Ir viskas gerai, gamtai, ar ne, naudingos medžiagos, gėlytės, grybukai. Bet vienas dalykas, kurį dažniausiai paliekam, tai antkapis. Kas turėtų būti iškalta ant tavo antkapio? Nežinau, aš visą laiką neįsivaizduoju, ar aš turėsiu antkapį ar ne. Bet mąstant taip, tai tikriausia jie bijojo mirties, nežinau, bet su šypsenėle. Nes kažkaip atrodo, būtent tas tokias labiausiai sarkastiškas šiais laikais, tas taškiukai ir taip daugiau mane atspindėtų.